Raseinių rajoną šiemet ir vėl sudrebino motociklų fiesta. Kaimo turizmo sodyboje Karpynė surengtas tradicinis Rising Thunder Custom Bike Show motociklų gerbėjų suvažiavimas. Kaip tvirtino šventės organizatorius baikerių klubo Twins Forever MC prezidentas, tai bene geriausiai pavykęs renginys per visą Rising Thunder šventės istoriją. Šį kartą į vieną vietą susirinko daugiau nei 600 baikerių. Šiandien renginys, patys matot, man atrodo, yra labai vykęs, labai pasisekęs. Mums kaip organizatoriam tiesiog pranoko visus lūkesčius. Šiemet renginys gal buvo daugiau ankstesnių skiriaus to, kad buvo orientuotas į tą techninę dalį. Paroda įgyvendinta 100%, motociklų surinkom tiek, atrinkom, kiek ir planavom. Tikrai yra į ką pažiūrėti. Komisija dirba savo darbą, laukiam rezultatų, laukiam apdovanojimų. Geras oras, visi patenkinti, gražios merginos. Ko dar daugiau reikia? Kiek šiandien motociklininkų suvažiavo į renginį? Aš tiksliai negaliu dabar suskaičiuoti, bet aš manau, kažkur turėtų būti apie 600 motociklų. Motociklininkų, pasakysim ir tokia susivesim rezultatus. Aš manau, bet kokiu atveju tai pats geriausias mūsų renginys per 15 metų mūsų darbo. Šiandien kaip tyčia, ir oras pasakyškas. Vakar buvom truputį nusigandę, šiandien atsikėlęs, pramerkiau akį, supratau, kad viskas bus labai gerai. Iš tikrųjų, oras yra fantastiškas. Renginio metu vykusioje motociklų parodoje išskirtiniausius technikos šedevrus rinko ne tik kompetentinga komisija, bet ir patys renginio dalyviai. Jie balsuodami galėjo nuspręsti, kuriam motociklui atiteks publikos numylėtinio titulas. Į šventę baikeriai atvyko ne tik naujais ir puošniais motociklais. Ne vieno praeivio akį traukė ir sena sovietmečio laikus menanti technika. O ir patys baikeriai turėjo progą pamatyti, ką per žiemą su savo plieniniais žirgais nuveikė jų kolegos. Yra pats normalus renginys, kaip, pradžia dar tik tai vyrai, pradžia. Žiūrėsim kaip toliau, bet normaliai viskas, normaliai. Kokį motociklą pats atviravot ir ar yra kokių nuotraukų? Nuotraukų tai yra jau apie 150 padaryta. Motociklas, ten toks geležiukas stovi. Honda Fury. Geras oras, daug žmonių. Kokį motociklą atviravo čia? Kawasaki Vulcanas 900. Papasakokit šiek tiek plačiau apie jį. Ką pasakoti, 2006 metų perdažytas, daugiau nėra. 900 kubatūra, 50 arklių. Ar aplink daug bendraminčių, būtent panašiais motociklais kaip jūsų? Panašiais nelabai, bet bendraminčių tai va matot. Labai daug. Nuotaikos geros, o radom tą, ko tikėjomės. Gero tūso, gražių mocų, gražių mergičkų. Ir kaip visada, geros nuotaikos ir iki ryto šokių ir balių. Tai čia yra MK, taip vadinama, liaudyje. Matome pilnai restauruotas? Taip, restauruotas, gražus, kaip ir aš. Ar daug darbo įdėjot? Daug. Žmonės dirbo. Kodėl žavi būtent senoviniai motociklai, galbūt jų istorija? Ne vien tik motociklai žavė, šiaip žavė visa technika senovinė. Kai žmogus sensti, tai pradeda patikti. Kai buvau jaunas, patiko jaunos merginos, dabar jau tokios biški vyresnės patinka. Pasensim, patiks dar senesnis. Taip ir su mašinom, ir su motociklais, ir su technika. O šiaip iš tikro tai sena technika, jinai žavi savo sprendimais, savo rankų darbu, savo tokiu, tiesioginiu pajautimu. Suskaičiavus komisijos balsus paaiškėjo ir nugalėtojai visose kategorijose. Aerografijos nominaciją iškovojo Los Torpedos kūrinys Kawasaki VN800. Geriausias inžinerinis sprendimas priklausė Dariui Gurilai Kawasaki GTR. Crazy Bike nominacijoje nugalėjo Saulius Žakaitis su Harley Davidson. Best American apdovanojimą pelnė Tomas Žalys Big Dog K9.
Oldtimer titulas skirtas Martynui Miliui M72. Best Bobber kategorijoje triumfavo Los Torpedos. Best Strike kategorijoje geriausiu išrinktas Prano Domkaus savos gamybos triratis motociklas. Freestyle klasėje pirmąją vietą iškovojo Laimutis Kalinauskas Harley Davidson. Antra vieta atiteko Danieliui Gieckovui Suzuki VZR 1800 Intruder. Publics Best kategorijoje daugiausia dalyvių simpatijų sulaukė Rolando Daugvilos Boshos. Organizatoriai atskleidė, kad jau kitąmet bus siekiama šį renginį dar labiau plėsti ir į šventę pakviesti kitų Europos šalių baikerių klubus ir motociklininkus.